ir Mhm. apie įtaką žmogui, kokią įtaką, kaip čia tie vat plinta visi, žinai, tie komentarai, tas negatyvas, tas juokimasis iš kito nelaimės, ne tai, kad jam padėti, žinai, o pasijuokti, geriau padėti kažkam, kuris neaišku, ką ten daro, kuris irgi, žinai, ten, nu, tipo, padeda jau gaunasi, kad belekam, va, kaip ir tas tik to, kad, žinai, va, paprašo pinigų, belekam mėto, bet Jo, kas tam, iš kam tikrųjų, reikia, iš tikrųjų tas negauna. Jo, tas yra, jo. kad labai yra tokių situacijų, kad Ir gaunasi, paskui matai iš varto taip, kad irgi, kad ir tu pradėjai, gavosi, nu gerai, nežinojai, suklydai, bandėjai kažkaip, ne, gauti iš to irgi tuos pinigėlius, tipo, ne, bandėjai, bet gaunasi, nepasisekė, nepavyko. Ir ką žmonės padarė, užsipuolė, nu tai gali tokiu atveju tu vėlgi užsidepresuoti, daugiau nebebandyti, net nedaryti, nes tu jausis, lyg kažką blogo būtum padarius. Taip. Bet parodyk tą, kuris Dingsta kortelė, paskui dingsta, nes aš ten 100 metų toj Šeškinės poliklinikoje nesilankiau. Ir aš galvojau, kad ten visi įrašai bus, kortelė bus panaikinta, jau nebebus tos kortelės, pasirodo. Ir aš užsispyriau, aš pradėjau vėl tą kelią į polikliniką, į psichikos sveikatos centrą, nuėjau į savo polikliniką. Ir sakau, va, yra tokia situacija, sakau, ir aš noriu išsitirti, kadangi, sakau, globėja mane visur tuo metu vedžioja ir aš nežinau tos tikrosios savo tos diagnozės, kad aš norėčiau pati ją matyti va čionais. Ir atrodo, kaip naudojasi kartais tokiu žmogum, kai, nu, aš nesuprantu, kodėl. Ir aš tada pradėjau, sakau, atėjau, noriu, sakau, intelektą išsitirti, nes, sakau, turėjau raidos sutrikimų registratūroje, pasakiau duomenis, či kortelė atsivertė, viskas, klausimų nebekyla, nes pasirodo kortelėje viskas yra įklijuota. Raidos ateinu į banką ir paklausiu, ar galiu gauti visų operacijų išrašą. Ir sakytų, ne tik tai dalį, 2 eilutės tik tai kitoj pasiliksim, negausi, Audra, negausi. Kokias čia per nesąmonės? Va tokie dalykai. Ir aš galvojau, kad aš gausiu tą visą išvadą. Galvojau, aš visą tą išvadą gausiu ir aš tada žinosiu ramiai, kas, kaip, kur, kame. Taip pat gali pasidomėti, įsirašyti savo diagnozės, pasižiūrėti, kaip kas, taip pasiaiškinti, gal kreiptis. Ar aš teisi buvau čionai va šitą, nors aš buvau teisi, nes pas mane niekas niekur nedingo, pas mane, nes pradėjo vartyti, va čia, sako, Pūro raidos centros jos yra, sako, gulėta, pradėjo jos su kita gydytoja pradėjo nagrinėti mano kortelę, va čia, sako, įrašytas raidos defektas. Ką galvoju, kas čia per raidos defektas? Ir va tai va, pradėjo jos ten nagrinėti mano tą kortelę. Šviesiu keliu, aš galėčiau pasakyti, negu tamsiu, nes tamsusis visada priveda prie galo, prie kažkokį kampą, vis tiek, kaip be pasirinksi, su blogu niekur netoli nenueisi. Jisai galingas, jisai turi galią ir taip toliau, bet su juo laimėsi tik su meilė ir su gerumu. Tikrai taip. Deja, nugali meilė. Tikrai taip. Tai va, dar galim tada pakalbėti apie 3 temą, tai būtų socialinių tinklų įtaka žmogui. O galim netgi ir pakalbėti apie tą patį TikToką ir apie įtaką žmogui, kokią įtaką, kaip čia tie vat plinta visi, žinai, tie komentarai, tas negatyvas, tas juokimasis iš kito nelaimės, ne tai, kad jam padėti, žinai, o pasijuokti, geriau padėti kažkam, kuris neaišku, ką ten daro, kuris irgi, žinai, ten, nu, tipo, padeda jau gaunasi, kad belekam, va, kaip ir tas tik to, kad, žinai, va, paprašo pinigų, belekam mėto, bet kas